Šiandien Maskvoje prezident viešbutyje įvyko VTB vieningosios lygos žvaigždžių vakaras, kuriame buvo apibendrinti reguliariojo sezono rezultatai, pristatyti nauji projektai ir oficialūs lygos rėmėjai, o taip pat surengta gegužę startuosiančių atkrintamųjų varžybų prezentacija. Pačioje renginio pradžioje savo įspūdžiais apie reguliarųjį sezoną pasidalino VTB vieningosios lygos prezidentas Sergejus Ivanovas. Я не следил, конечно, за всеми матчами, вы понимаете, но мне кажется, 180 матчей, уже проведенных в регулярке, были достаточно интересными. И вообще турнир в этом сезоне, до сих пор мы еще плей-офф не начинали, был гораздо интереснее, чем предыдущие. Почему? Было гораздо больше, так сказать, неожиданных результатов. Но кто мог предположить, что Žalgiris дважды обыграет ЦСКА и займет первое место в группе? Я думаю, уверенно об этом вначале никто не мог предположить, но это состоялось. Šventėje dalyvavo ir Kauno Žalgirio, Vilniaus Lietuvos Ryto ir Klaipėdos Neptūno vadovai. Žalgirio generalinis direktorius Paulius Motiejūnas džiaugėsi ekipos iškovota pirmąją vietą grupėje. Tai pirma vieta grupėje, tai čia daugam yra netikėta, nugalėti CSKA tai yra labai geras rezultatas ir vėlgi reikia tiesiog tęsti sėkmingą tą pasirodymą ir norėtųsi aukštą natą ir pabaigti šitą čempionatą. Turbūt ir privalumas tas, kad vieno etapo nereikia žaisti. Ne? Tai žinoma, gali susikoncentruoti Lietuvos krepšinio lygai ir ruoštis ir kartu ir šitom varžybom. Tai nėra skrydžių, viskas Lietuvoje, paskui visi skrydžiai prasidės. Tai aišku, kad yra labai gerai, kad nereikia žaisti pirmų raundų. Dažniausiai varžovų kaip ir neišeina pasirinkti, bet dabar Nižni Novgorodas ir Spartakas, tai kuri komanda galbūt priimtinesnė Žalgiriui? Abidvi jos yra lygiavertės, mes, sakykime, taip kalbėjom su treneriais ir tiek su viena, tiek su kita bus sunku žaisti. Tikrai negali būti garantuotas, kad sausų rezultatų laimėsi ar lengvai laimėsi, bet aišku, tikslas yra laimėti ir išeiti pusfinalį ir pusfinalį jau tenai bus dar rimtesnis varžovas, bet sakau, tikslas yra tikrai pirmą etapą laimėti ir net patekti į finalą. Tuo tarpu iš tolimesnės kovos VTB vieningoje lygoje iškritusios Vilniaus Lietuvos Ryto komandos vadovas Martynas Purlys neslėpė nusivylimo tokiu ekipos rezultatu. Kas liečia VTB čempionatą, be abejo galima pasakyti, kad tikėjomės daugiau ir nepatekimas į atkrintamąsias varžybas, aišku, negali būti vertinamas kaip teigiamas dalykas. Tai praeitais metais užėmė trečią vietą, šiais metais nepakliuvė į atkrintamąsias, tai aišku, mes nusivylę. Gaila, kad taip anksti pasibaigė čempionatas mums. Čia lieka dabar kovoti tik tai LKL. Aš manau, kad mes pagal komandos lygį turėjome žaisti atkrintamąsias rungtynes ir pakliūti atkrintamąsias, tačiau keletą varžybų pasikartosiu pralošę, mes likome už borto. Debiutinį sezoną VTB vieningoje lygoje žaidusi Klaipėdos Neptūno komanda buvo tik per plauką nuo atkrintamųjų. Uostamiesčio ekipos vadovas Osvaldas Kurauskas džiaugiasi istorinę galimybę susigrumti su pajėgiomis komandomis. Jeigu ne VTB vieningoje lyga, tikrai mes nebūtume subūrę ir tokios pajėgios komandos ir naujų rėmėjų pritraukė ir pakėlė aukštesnį lygį ir pagal lankomumą ir žmonės išsilgė Klaipėdoje. Jie tiesiog galbūt iš vis nėra matę aukščiausio lygio krepšinio ir tai yra dvigubas džiaugsmas, kai, sakysim, mūsų miesto, mūsų apskrities komanda, kurią sudaro daugiau negu pusę vietinių žaidėjų, taip sėkmingai žaidžia, ir truputį gal tik patirties stoka, galbūt patys savęs išsigandom ir keliose varžybose ten, sakysim, po 2 pratęsimų ir išvykoje su triumfu paskutiniam sekundėm ten paleidom varžybas, tai va tos vienos pergalytės kaip ir pritruko ir manau tikrai būtume patys likę toj VTB lygoj. Bet pasikartosiu, kad išties labai vertinam gautas pamokas ir tikrai matom, kokie klubai, kokia organizacija, tikrai labai naudinga patirtis. VTB vieningosios lygos žvaigždžių vakaras buvo anšlaginis, sulaukęs didelio žiniasklaidos ir krepšinio bendruomenės susidomėjimo. Maskvoje susirinko didelis būrys reguliariojo sezono herojų. Rygos VEF gynėjas Erlas Raulandas buvo išrinktas naudingiausių žaidėjų. Liubercų Triumf gynėjas Sergejus Karasiovas atsiėmė geriausiam jaunajam krepšininkui įsteigtą prizą. Be to, šventinio renginio metu buvo surengtas sėkmingai šį sezoną startavusių projektų VTB vieningosios lygos TV ir konkursomis Šokėja grožio lyga vaizdo prezentacija. Svečių gretose buvo ir pirmojo konkurso turo nugalėtoja, gražuolė iš Estijos Alisa Montes.